Kebabo dvasia mus lydi ir Vengrijoje. Dabar šneka dar turi padaryti. Sienos į priekį. Atmosferos Rabočių Ring trasoje negalima turbūt palyginti su jokiu kitu būtent renginiu. Bet Silvestrą nepyk tavo, žinok, skardą sudagadinom. Man tik davė. Sveiki Lietuvos drifto fanai, sveikinamas iš Vengrijos, Rabočių Ring trasos, kurioje vyksta Trakpudo festivalis ir tuo pačiu 4. Drift King čempionato etapas. Tai varžybos pas mus vyksta 2 dienas, penktadienį buvo kvalifikacijos diena, šeštadienis report diena. Tai iš tikrųjų apie penktadienį nelabai yra ką papasakot, Gediminui buvo dingus gale, teko pasikeisti interkulerio šlangą. Kebabo dvasia mus lydi ir Vengrijoje. Tai anksčiau Donatas buvo padangų sprogdintojas, dabar žarnu. Čia per tokį šilumos pats gali susprogti. Dabar šneka dar turi padaryti. Sienos į priekį. Bliam, žinoma, pagal tai, kur galima į sieną geriau nereikia. Aš čia pajokavau. Ai, sakai, nuo jos negina. Gali būti, jo. Čia neskardą reikia, žinai, ką padaryti. Reikia alkūnę užvirinti kriauklės. Nu, man irgi iš po spangų deginimo Trakpudai grįžau ir užsivirino alkūnę. Čia viskas dėl to karščio turbūt. Na, tai gal dabar jau bus geriau biški. Ai, bus vėsiau, sakai? Ne, nu, čia gal bus geriau. Nu, gal. Vėsiau tai nebus. Ne. Psichologinė apsauga bus. Kad bus bent jau padaręs, pasistengęs. Nu, gal nekeiks. Duos 1-2 kartus nuvalyt. Garbė. Bet Silvestrą nepyk tavo, žinok, skardą sudagadinom. Man tik davė. Zauber. Nu, žodžiu, liestis nesiliečia. It will works. Zauber. O, matai? Zauber. Ferrari! Kokių dar žinot komandų formulį? Nežinau, McLaren. Kvalifikacijų sekėsi gerai, sakykim. Sandra nugalėjo Queen kvaloj, užėmė 1 vietą. Gediminas su 86 taškais pro kategorijoje liko 3. O Sandra liko 9, surinkusi 79 taškus.
Tiek žinių. Nelabai yra ką papasakoti, nieko ir daug nenuveikėm. Na ką, mūsų šeštadienis. Šeštadienį vėlgi. Nieko mes čia nenuveikėm tokio, kad reiktų kažką daug labai pripasakot. Turėjom 2 treniruotės Pro ir 2 Queen. Dabar laukiam parado ir Drift Queen finalo, kur Sandra pateko. Sveikinu, labai sunki kova buvo. Sprendė ilgai. Užkaitau visur tiesino mašiną, visur. Ir dar kol šiaip neleido. Spėjau ten vieną kartą visur. Gerai reikėjo važiuoti, buvo. Tai dar 7:30 tenai viskas. Jo? Ja. Tai 7 kokį galima važiuoti. Nebent pankstins viską, bet dar paradas bus valanda bent jau. A ne? Eisi paradą. Nieko geras. Ateis kokia Vengrija su tokiam špilkam ir sakys, oho. Šiaip, Nesvarbu, bet mane tiesino visur. nepavyko antro važiavimo. Kiekvienam perskirta mane tiesino. Ir jau sutemus bus Pro poriniai. Tai ką, laukiam, kas čia bus. Gediminas važiuoja su šito vat ponu, o Sandra su rumūnu Kalin Čortan, kurį pernai kebabas stumdė Prancūzijoje.
Jei! Šalmonė labai žiaurus. Dar kartą. Turbūt patiko man, jeigu šitą lydą suvažiavo į sėnę, ir tavo ir lydas buvo džiaugiai gerai. Nu, Jau pasistatė, galvoju, kažkia bus, kažkia. Tris pirmus klipus tai nesurinko, bet naudau. dabar gali nueiti pas tą sakyt Revenge time. Vėlis dabar mane papuls. Ne, man atrodo, tau dabar jisai. Samėts dabar. Jo, man atrodo. Visi laimėjo. Nu dėja. Man atrodė, kaip man rusas kažkoks. Ai, jo, seniai, tai. Visur šalia. Šaunuolis. Iš karto į top 4 važiuoji ceremoniją, nekeičiam neįkatas nieko. Ceremonija tik tai ten pravažiuoti viską. Pats man negero lydo reikia. Viskas gerai. Lionis dažodžiai, kad jis padėta. Jo. Tai jis realiai persimetė į tą jau taip dideliu kampu atrodo, kad nebedavažiuos, bet vis tiek dar dasimetė kažkaip į viršų.
Nėra, triškelė, nėra. Tai o tarp kovų tipo negali 5 minutės gauti. If you can go to the store, then so. Duoda tik restartas. Bet čia bullshit. Neduoda 5 minutės. Galima. Negalima. Mane tik telefonė. Sveiki, linkėjimai iš karštosios Vengrijos. Esame Trakų drifto festivalyje ir 4-ajame Drift Kings čempionato etape. Ir šiandien pavyko iškovoti 1-ąją vietą Queen įskaitoje, ko norėjau ir tikėjausi, todėl tai labai stipriai manęs nenustebino, bet tikrai nudžiugino. Bet galiu pasidžiaugti tuo, kad šį kartą man pavyko patekti tarp 4 geriausių drifterių šiame čempionate ir užėmiau 4-ąją vietą, tai yra pralaimėjau 3-ąją, bet nepaisant to vis tiek labai džiaugiuosi, emocijos visiškai teigiamos ir tikiuosi, kad kitais metais sugrįšim dėl pergalės. Na, o dabar atėjo laikas mūsų rubrikai trasos reitingas. Tai Robočiai Ring trasa, dar liaudyje žinoma kaip Trakpudas, dėl šito festivalio pavadinimo, kur mes dabar esam, yra Vengrijos rytuose, netoli tokio Debreceno miesto, tai nuo Lietuvos čia yra važiuotų lengvuoju automobiliu apie 12-13 valandų priklausomai nuo jūsų pasirinkto greičio. O jeigu su krovininiu, taip sakant, arba su servisiniu busu, tai bus 16-17 valandų kelio. Šios trasos gerumas yra toks, kad čia galima be problemų daryti 2 krypčių judėjimą, tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Galima taip pat daryti tiek pro greitesnę trasą, kur vyko ir Masteriai, arba dabar tai yra Trakpudas. Ir galima daryti tokią ilgesnį, lėtesnį semi-pro konfiguraciją, kuri, mano nuomonė, turbūt gal net yra ir tokia sudėtingesnė. Tai aš čia duočiau 10 balų šitai trasai, o dabar galim pasiklausyti, ką drifteriai mano būtent apie šią trasą. Trefti biškai mažai trūko, nes daug buvo dalyvių, ne taip kaip šiemet gal biškai mažiau. Bet šiaip gera tokia, techniška labai įdomi, yra vietų, kur ir gali padaryti didelę klaidą, kaip aš padarau praeitą metą su grovu ant pedalų. Gali ir gerai bus. Devynis kokius duočiau jaučiu. Gera, bet nėra tokia, kad man kad galėčiau duoti 10. Šiaip gera. O ko trūks iki 10? Nežinau, gal nebūtų taip karšta, nežinau. Ne, šiaip tai šiemet viskas gerai, nėra taip karšta. Dėl ko, kad būtų gal greitesnė, būtų nereikėtų tos pirmos dalies, kad to Wi-Fi'aus padaryti kažkaip per kartu sujungti ar kažką padaryti, gal kad nebūtų to nesąmoningo. Ta vieta labiausiai turbūt numinusuoja tą vieną tašką, o šiaip tai amen, gera. Taip, stebėjimui aš parašyčiau 8 balus dėl 2 tokių minusų, kad iš vienos vietos visos trasos idealiai gerai nesimato ir čia reikalingas kažkoks geras didelis kėdis ar kokia palapinė, kad neprasileisiu nuo saulės spindulių, tai čia bus, sakau, 8 balai dėl šitų 2 minusų. Atmosferos Robočiai Ring trasoje negalima turbūt palyginti su jokiu kitu būtent renginiu, nes tai labiau yra festivalis, tai yra DJ, yra kempingas, yra tūsas, yra žmonės, kurie labai smagiai ir gerai nusiteikę, tai nežinau, gal nebūtų galima rašyti atmosferai 6 balų, bet nežinau, galbūt galima parašyti net ir 6, nes tai tikrai viršė bet ką, kur jūs esat kažkur kažką matę. Po paskutinio video iš Firopolio man kilo mintis, kad reikia įtraukti dar tokį vieną punktą į trasos reitingą, tai yra infrastruktūra. Taip sakant, kiek mes čia turim elektros, ar yra patogūs spitai, ar yra dušas, ar yra
aktuali, ar yra elektra, kaip patogu yra parkingai pasitiest mašiną, kaip dirba montažkė. Tai mano nuomonė čia yra 4. Trūksta, kad visas parkingas būtų ant kažkokio tokio kietesnio paviršiaus, negu kad būtent žvyras, bet visa kita yra puiku. Elektra, vanduo, dušai, tulikai, viskas yra nemokamai. Montuotojai dirba maksimaliai greitai, turbūt rekordinis montavimo greitis, kur mums tenka būti per visas drifto varžybas. Be kito, ko galima palikti padangas ir nesivežti viso to svorio savo atgal. Tai neidealu, bet netoli to. Netgi iš tikrųjų būtų galim parašyti netgi galbūt net 4,5. Taip, parkavimas, jis yra netoli trasos, bet jis yra ant tokio būtent žvyro. Tai pavadinkim taip, galim parašyti čia 4. Maistas jis nėra pats turbūt skaniausias ir nebūtų galim palyginti su Ispanija. Jis nėra jau toks įvairus, bet tai yra tikrai nebrangus maistas. Jo yra 2 trasos vietose, čia tokia didesnė pagrindinė būtent vieta. Gėrimai, maistas. Anoj pusėje yra dar viena vieta, tai čia turbūt būtų galima parašyti 4 vien dėl to, kad įvairovė nėra puikiai, bet visa kita yra tikrai labai būtent pagirtina. Taip, pramogėlės yra visokių paviljonų, galima pasislampinėti, yra fainų maikių, visokių galima nusipirkti. Viena man smagesnių tai būtų šita. Jeigu jau sportistas susišneka su savo sportininku, tai galima jam tada tokį padovanot. Taip pat per pertraukas tarp treniruočių, kvalifikacijų ar porinių ar kitų veiklų yra momentų, kai galima pasivažinėti su tokiais bairiais. Anksčiau buvo kartingai, dabar pakeitė tokiais. Tai jeigu dar bus galimybė, tai tikrai bandysim pralėkti. Na ir dar čia iš tokių dalykų yra, kas tiesiog drifto renginiui turbūt nelabai įprasta, kad skraido štai toks velnias. Berods 15 minučių skrydis kainuoja 25 000 forintų, tai yra apie 65 eurai, kažkas būtent tokio, bet išskirtinis momentas ir kodėlgi ne, gali pasisiautėt. Jeigu atvykote į renginį su pagrandukais, galima pagrandukam pasitūsinti čia. Tai pramogom rašyčiau 5, o paskutinis kriterijus, tai pas mus yra media darbas. Anksčiau šitoj trasai buvo ganėtinai prastas interneto ryšys, dabar jis yra labai neblogas, netgi, kad galima drąsiai internetą kelti nuotraukos, kur dydis yra 5-7 megabaitai. Minusas tas, kad nėra jokio medijos kambario ir šiek tiek yra ribojami taškai, kur galima, taip sakant, trasai prieiti ir kažką pasidaryti. Tai, turbūt parašykim mes čia 4 ir galų gale turim štai tokį skaičių ir bendrą lentelę tarp visų. Vėlgi, tai yra viena smagesnių trasų Europų, kur man teko būti. Tai visiems labai būtent rekomenduoju ir dar dėl vieno dalyko, kad čia yra visą laiką karšta ir visą laiką virš 30. Tai, taip sakant, jeigu norit pasitestuoti automobilį šiltomis sąlygomis ir paskui pamiršti kaitimo bėdas Lietuvoje, tai kviečiam atvykti. Iki pasimatymo, kur čia dabar Graikijoje. Ačiū.